Labą dieną. Pradėkime aplinkos projektų valdymo agentūros organizuojamus mokymus. Praėjusiu metu pabaigoje atlikome projekto administratorių apklausą ir pastebėjome, kad kyla daug klausimų dėl 13 kvietimo ir fiksuoto įkainio. Šiandien mėginsime koncentruotai atsakyti į kylančius klausimus. Mokymus ves APO atstovai. Na tuoj pajungs, E, klausysim. Aš išjungs. Prašymas visų laikyti išjungtus mikrofonus, nes labai sudėtinga kalbėti. Mokymų metu galite užduoti klausimus klausimų skiltyje. Mokymai bus įrašomi, o jų įrašas skelbiamas internete. Tai dar kartą paprašysiu visų laikyti išjungtus mikrofonus ir aš tada pasidalinsiu skaidrėmis ir perduodu žodį Gintarei. Ačiū, Kristina. Sveiki, kolegos, seniai buvome susijungę. Tai, kaip ir minėta buvo, kadangi gavome jūsų pastebėjimus, kad trūksta žinių, įgūdžių ir supratimo apie 13 kvietimą ir tikriausiai daugiausiai dabar apie beprasidedantį jo įgyvendinimą, tai šiai temai ir skiriame šiandien visą dieną. Aš ką noriu labai trumpai atiduosiu tikrai eterį dirbantiems su kvietimu, su mokėjimo prašymais, su apvisu pirkimais žmonėm. Aš tik tai gal truputėlį noriu papasakoti aktualijas ir planus artimiausių metų. Tai galim čia tą skaidrę, kas čia valdo, pakeisti. Kaip ją pakeisti? Gerai. Ir būtų gerai, kad čia kažkas eteryje papildomai nekalbėtų. Galim, Kristina, išjungti. Nes aš išjunginėsiu, viskas gerai. Aha, nes jau savęs negirdžiu ir truputėlį tikrai trukdo. Tai gerai, 13 kvietimas, kaip žinome, pratęstas galioja iki balandžio 1 dienos. Šiandien dienai turime 534 paraiškas ir esame jau virš kvietimo sumos, virš 165 milijonų. Tai žinia yra tokia, kad laukiame visų paraiškų, visas, kurios virš sumos dėsime rezervinį sąrašą ir po kvietimo pabaigos tikėtina vertinsim viską ir prafinansuoti galėsime visus projektus. Šiaip pasižiūrėjus, kas tame kvietime viduje, kokie miestai, kokios savivaldybės, tai labiausiai šovė Kaunas ir Vilnius. Per šitas dvi savivaldybės, jeigu žiūrėti, ką pateikia paraiškų ir kas yra ruošiamų investicinių planų ir dar vyksta šiandien dienai balsavimai, tai iš šitų dviejų savivaldybių 400 projektų vien tik tai susidaro. Toliau visos kitos mūsų lyderės, taip kaip galite pasižiūrėti Renomapę, tą mūsų savivaldybių dešimtuką, tai tos pačios ir išlieka. Toliau 13 pasikalbėsime atskirai, nueisime į jo vidų, kitą skaidrę galima prasukti, kas mūsų laukia artimiausiai perspektyvai pasibaigus šiam kvietimui. Viską čia šitą papasakoju. Šitas kvietimas užsidaro balandžio 1, sekantis kvietimas 14 planuojamas, kad bus spalio mėnesį. Jisai turės savyje daug pakeitimų, taip reikės naujų investicinių planų. Pagrindiniai pakeitimai tokie, kad keičiasi finansuotojas, nebebus tokių gerų sąlygų, dabar turėjom Iltą su 3% 20 metų, turėsim Artėją, sąlygų konkrečių, kokios palūkanos, negaliu pasakyti, vertinama dabar yra, bet tai bus 3% 5 metam ir po to rinkos kainos. Bet kitos alternatyvos yra šiek tiek geresnės. Yra vertinama, planuojama, nepatvirtinta, bet šiuo metu ruošiam ir tikriausiai tai ir atsiguls į teisės aktus. Atsiranda regioninio poreikio indeksas, tai yra atliekama savivaldybių analizė. Savivaldybių indeksai matuojami bus pagal šildymo gavėjų skaičių savivaldybėje, pagal skurdo riziką, pagal nedarbą savivaldybėje, pagal savivaldybės pajamas, fiskalinį pajėgumą. Pagal tokius kriterijus bus sudėliojamos savivaldybės ir jos sugrupuojamos į 3 zonas. Planuojama
kad bus sugrupuotos į 3 zonas ir kiekviena savivaldybė turės savo bazinį dydį paramos. Geriausiai atrodančios, nežinau, kokius žodžius parinkti, savivaldybės patektų į bazinį dydį 15% paramos, šiek tiek prasčiau patektų į 20% paramos ir tos, kur yra daugiausiai ten šilumos kompensacijų gavėjų, kur yra didžiausias skurdo rizika, nedarbas, tų bazinis paramos dydis būtų 25%. Tada šitame 14 kvietime planuojama, kad būtų galima prie to nustatyto bazinio dydžio papildomai prisidėti 5%, jeigu yra keičiamas šilumos punktas šildymo sistema tvarkoma, 5%, jeigu projektas atitinka architektūrinės gairės ir 5%, jeigu vykdoma skydinė renovacija. Tai viso parama gali svyruoti atitinkamoje savivaldybėje pagal atitinkamus kriterijus nuo 15 iki 40%. Tai planas toks yra regioniškumo. Dirbame, dėliojame, kaip minėjau, kvietimas turėtų išeiti spalio mėnesį. Mūsų siūlymas yra nenustoti po balandžio 1 ir nelaukti kvietimo sąlygų konkrečių, kurios bus sudėliotos teisės aktuose, bet darytis namų darbus. Labai svarbu, kad jūs jau dabar iki to spalio mėnesio eitumėte į susirinkimus, apsikalbėtume, kurie namai norėtų. Greitų metų tikrai paviešinsime šitas mano apkalbėtas gairias, kad ir nebus teisės akte, bet jau galėsime truputėlį išeiti į platesnę komunikaciją apie besikeičiančias sąlygas ir jūs galėsite apie tai komunikuoti susirinkimuose. Kitas momentas, galima netgi ir pirkti ir investicinių paslaugų rengimą, tačiau sutartyse nusimatyti, kad atsiskaitimas ten arba fiksuojamas pabaigimas paslaugos tada, kai bus paskelbtas kvietimas ir įkeliama į apvisą. Ta prasme, su sąlyga, kad būtų galima pasirengti kažkokį tai šabloną investicinio, su kuriuo eiti į susirinkimą preliminariems sprendimams priimti, o po to būtų galima koreguoti. Tai mintis tokia, kad tikrai nereikia nustoti dirbti ir laukti naujo kvietimo, o tuos didžiuosius namų darbus pasidaryti jau dabar. Ir dar 14 kvietimo viena iš naujovių labiausiai liečianti nepasiturinčius gyventojus. Visi žinome, kad šiandien dienai tie, kurie gauna kompensacijas už šildymą, jiems 100% visų su renovacija susijusių išlaidų, tame tarpe ir kredito už žangos darbus apmoka savivaldybės. Tai šitame kvietime atsiras dar viena naujovė, kad renovavus daugiabutį namą, gaus statybos užbaigimo aktą, gaunantis kompensacijas už šildymą gyventojai, kurie šildosi iškastiniu kuru, jiems iš karto kredito dydis bus sumažinamas 80%. O tiem, kurie gauna kompensacijas už šildymą ir jų šildymas yra tiekiamas yra centrinis, iš centralizuotų šilumos tinklų, jiems kreditas iš karto sumažinamas yra 70%. Vadinasi, savivaldybė dengia jau tik tą likutį 20 arba 30 ir jeigu atsitiktų taip, kad prarandama teisė į kompensaciją už šildymą, ko šiandien dienai labiausiai bijosi šitie asmenys ar ne, ir nebalsuoja už renovaciją, tai jų jau tas likutis yra labai mažas. Tai ateina ir tokia priemonė skatinanti kompensacijas gaunančius už šildymą. Daugiau detalių iš tikrųjų apie 14 ir papasakoti negaliu, kadangi kūriamos visos sąlygos, dėliojami visi principai ir ruošiami teisės aktai, bet man atrodo bendrą vaizdą susidaryti galėjote. Apie kitą naujovę dar galime truputėlį pakalbėti. Ateina pirmą kartą Lietuvoje dalinė arba etapinė renovacija. Pavadinimo dar irgi negaliu pasakyti, nes dalinė tai yra, suprantam, kad kažkas tik tai dalinai atliekama, etapinė suprask, tai kažkas etapais padarai vieną etapą, po to privalai daryti kitą etapą. Tai mintis, kad dalinė renovacija, iki šiol turėjo mažą renovaciją, ar ne, ir turime mažą renovaciją. Dalinė renovacija yra platesnės apimties renovacija.
Šioje priemonėje bus tokios priemonės kaip stogas, langai, karšto vandens sistema, šildymo sistema, šilumos punktas, saulės elektrinė. Joje nebus sienų. Šitoje priemonėje bus privaloma atlikti ne mažiau 2 priemonės. Galima rinktis ir daugiau, bet tada apmokėjimas bus ne daugiau į kvadratinį metrą negu kažkiek, dar nėra nustatyta suma. Sutaupyti privalu ne mažiau kaip 15% šiluminės energijos sąnaudų. Čia nebus kredito, bet bus tokio dydžio subsidijos. Nepasiturintiems, gaunantiems kompensaciją su šildymą ir iškastinį kurą 85%, labai aukšto finansavimo priemonė. Gaunantiems kompensaciją su šildymą ir centrinės šildymas 75%. Ir dar nėra galutinai aišku, bet planas, kad visiems kitiems, kurie negauna kompensacijų už šildymą, subsidinė dalis galėtų siekti net iki 50%. Taip pat yra apmokėjimas už techninę dokumentaciją ir administravimą šitoje priemonėje. Tai priemonė yra ruošiama, planas, kad kvietimas jai bus jau 27 metų pradžioje. Ir tikslas šitoje priemonėje renovuoti iki 32 metų apie 2300 daugiabučių namų. Ir turbūt tiek iš naujų mūsų priemonių, iš aktualių, iš ateities. Tada kviečiu Aušrą pratęsti, sugrįžti į 13 kvietimą ir nueiti jau į tas detalės, su kuriomis reikės įsigyvendinti šito kvietimo projektus. Tai gerai, ačiū Gintarė. Labą dieną visiems. Kristina, jeigu galite dar skaidrą pakeiskit, aš labai trumpai. Mūsų šios dienos tikslas iš tikrųjų pereiti per 13 kvietimą, nes mes sulaukiam klausimų dėl paties įgyvendinimo. Tai daugiausia klausimų yra susijęs su rangos darbais, su visų pirkimų pateikimu AFAI ir taip pat su mokėjimo prašymų teikimu. Tai mes šitas temas ir pabandysim praeiti ir parodyti faktiškai, kaip tai atrodo. Tai pristatys Milda, šiaip dalinomės prieš tai jau skaidrėmis ir tiesiog informacinė medžiaga padėliota, kad jūs turėtume tokią kaip paruoštuką savo, kaip tai daryti žingsnis po žingsnio, tai tikiuosi tikrai susipažinote, tai šiandien vėl pakartosim. Prašymas, tada jeigu galima, mūsų pristatymai nebus ilgi. Milda pristatys afiso pusę, trumputį Giedrė pristatys pirkimus ir lėšų susigrąžinimo procedūrą. Ir po to mes pasiliksim iš tikrųjų nemažą laiko tarpą būtent klausimams ir diskusijoms. Jeigu kils iš įgyvendinimo kaip afise kažkokią specifiką, tai galėsim tikrai įsijungti ir pačią sistemą pasižiūrėti, kaip jums reikalinga tai pildyti. Tai jeigu galima, pabaigiam pristatymą ir tada diskutuojam. Tai būtų toks prašymas. Taip, ko gero, Mildos prašysiu iš karto ir pristatyti ir pradėti nuo mokėjimo prašymo. Ir truputėlį papasakoti, kaip naviguoti, kaip pildyti ir kokius dokumentus prie šitų prašymų pateikti. Labą dieną visiems. Pristatysiu fiksuoto įkainio mokėjimo prašymo pildymą. Aktualus šitam 13 kvietimui, 14 kvietimui tikriausiai bus kitokia forma. Taigi, jungtis matot viršui nuorodą, įėjus į sistemą. Toliau spaudžiam mano paraiškos, susirandame norimą paraišką, per paieškos laukelį galima pagal adresą ar pagal paraiškos paskutinį skaičių kodą. Ir susiradus norimą paraišką, spaudžiame peržiūrėti ir įeiname į paraišką. Skaidrę perrinkim. Taip, įėjus į paraišką, matom paraiškos skiltis, tai mokėjimo prašymų pildymas yra skiltyje mokėjimo prašymai ir šiuo metu yra aktyvus vienintelis mokėjimo prašymas, tai yra fiksuoto įkainio dalimis apmokėjimas arba kompensavimas. Vėliau bus aktyvuotas dar vienas mokėjimo prašymas, tai galutinės paramos EEDF mokėjimo prašymas. Šiuo metu jisai dar nėra aktyvuotas. Tai
paspaudus tą mygtuką didįjį įeiname į mokėjimo prašymo pildymą. Pereinam skaidrę. Taip, tai dabar įėjus į vidų, čia viršų yra matoma valstybės paramos sutarties galiojimo terminas, įsivaizdavimui, kiek galioja sutartis. Toliau mokėjimo prašymo tipas, tai čia pasirenkame koks aktualus tipas. Tai jeigu prašome apmokėjimo dalimis, tarkim 50%, 30%, 20%, vienos dalies arba kartu dviejų dalių kažkurių, tada renkamės pirmąjį variantą, tai yra fiksuoto įkainio dalimis apmokėjimas. Jeigu, tarkim, per visą projektą minkštai daliai, tai yra administravimui, techniniai priežiūrai, projekto parengimui, jeigu per visą projektą neprašėme paramos ir norim dabar paprašyti paramos iškart už visą tą minkštąją dalį, vienu ypu, tada pasirenkam antrąjį tą pasirinkimą, tai yra fiksuoto įkainio kompensavimas įgyvendinus projektą. Kadangi įsivaizduoju, kad absoliuti dauguma rinksis paramos gavimą dalimis, tai toliau atvaizduota yra tam pasirinkimui dalimis, tai yra fiksuoto įkainio dalimis apmokėjimas. Buvo paspaustas mygtukas ir toliau matom, kur žaliai tai yra viskas užpildoma automatiškai, kur raudonai tai reikia užsipildyti patiems. Toliau paeinam. Taip, dabar yra klausimas, ar gautas finansuotojo preliminarus sprendimas. Tai jeigu norime pateikti mokėjimo prašymą, visais atvejais atsakymas taip, nes pasižymėjus ne, jeigu neturit finansuotojo preliminaraus sprendimo dar, tai mokėjimo prašymą pateikti negalėsite. Vadinasi, tik tai turint finansuotojo sprendimą galima jau pateikti mokėjimo prašymą. Ir toliau užsipildom taip ne, ar yra vykdančių ūkinę veiklą. Taip, toliau įkainio dydis paslaugoms, kur matome 139 000, užsipildo automatiškai iš investicijų plano, iš paraiškos. Toliau įkainio dalis, kur išvardintos 50%, 30%, 20%, užsipildo automatiškai, tai jum pildant mokėjimo prašymą reikės uždėti varnelę, kuriai daliai prašote paramos. Tai tarkim, šitame pavyzdyje yra uždėta varnelė tik tai ties 50% dalimi, kad prašote tai daliai paramos. Galima prašyti, pavyzdžiui, 2 dalim iš karto. Jeigu jau prašytumėt 3 dalim, tai tada reikėtų rinktis tą kitą, kur rodžiau mokėjimo prašymo tipą, kur įgyvendinus projektą. Tai va, tai pasiimam, tarkim, pirmąją dalį, 50%, uždedam varnelę ir toliau sukrenta duomenys automatiškai. Matom, kad įkainio 50% dalis yra 69 600 ir taip toliau. Tai vat apačioje matome, kad prašomas įkainio dydis ir yra 69 635. Pereina automatiškai. Toliau praeinam. Taip, dabar čia jeigu yra name savivaldybės valdomų butų, tai čia pridedame savivaldybės butus. Čia tokia pati tvarka buvo ir su subsidijos mokėjimo prašymus, tai čia, kaip sakant, išlieka. Tai matom, bet žemiau, kad užpildomas yra savivaldybės buto numeris, buto plotas yra užpildomas ranka ir tada jau sistemoje automatiškai apsiskaičiuoja priklausantis valstybės paramos dydis. Proporcingai tam butui, buto plotui. Ir apačioj suminės vertės. Užsipildo automatiškai. Gerai. Taip, toliau informacija apie ūkinę veiklą vykdančius. Tai dabar šita, kur žalia informacija, žali laukeliai, tai jie į mokėjimo prašymą ateina automatiškai, jeigu buvo teikti ūkio subjektų de minimis prašymai ir jie jau buvo patvirtinti mūsų sistemoje. Tai jeigu buvo teikti, tai tada čia užsipildo automatiškai duomenys.
jeigu, tarkim, nebuvo teikti de minimis prašymai arba, tarkim, nėra ūkio subjektų, tai tada šitas visas laukas bus tiesiog tuščia. Čia nebus informacijos ir pildyti nieko nereikės. Tai dabar, jeigu ūkio subjektų plotai, tarkim, de minimis prašyme pildėt buvo vienokie plotai, ne? O tarkim, eigoje pasikeitė plotai, tai plotus galima po to pakeisti, kur raudonai parašyta, kad įrašyti, jeigu plotas keitėsi. Ir tada jau suminė išraiška sumuoja plotus pagal tuos, kurie įrašyti ranka. Ir tenkanti paramos dalis irgi užsipildo automatiškai pagal plotą proporcingai kiekvieno ūkio subjekto. Taip, toliau. Taip, dabar čia yra duomenys jau įkainio kompensavimui. Tai tas pats, kai būdavo ir anksčiau, tai banko pavadinimą užrašom. Dabar skirtumas, kad dabar banko sąskaita turės būti nurodyta nebe projekto administratoriaus arba dar senesnių projektų, kur buvo tiekėjų. Čia dabar turės būti daugiabučio namo savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaita. Žodžiu, išmokama bus įkainio parama į šitą kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Ir tada prašomas paramos dydis užsipildo automatiškai. Tuomet pasirenkam sekančio mokėjimo prašymo teikimo metus, kad mums žinoti, kada kokie srautai ateina, tai čia užsipildysit, kada planuojat teikti kitą mokėjimo prašymą, metus ir mėnesį. Taip, ir dabar mokėjimo prašymo pabaigoje, priklausomai nuo to, kokią įkainio dalį, ant kurios įkainio dalies uždėsite varnelę, tarkim, ar pirmai įkainio dalį, ar antrai, ar trečiai, aktyvuosis privalomi pateikti dokumentai. Tarkime, skaidrėse bus parodyta kiekvienai įkainio dalį, kokie privalomi pateikti dokumentai. Tai tarkim, pirmai įkainio dalį 50%, tai privaloma pateikti statybos leidimą, finansuotojo sprendimą ir daugiabučio namo kaupiamųjų lėšų sąskaitos numerį patvirtinantį raštą. Tai vat, šitus dokumentus privaloma pridėti, tuomet išsaugoti ir pateikti. Čia yra antra įkainio daliai, tai yra 30% daliai, kokie yra privalomi pridėti dokumentai, tai yra pasirašyta statybos techninės priežiūros paslaugų sutartis ir pasirašyta statybos rangos darbų sutartis. Vėl išsaugoti ir pateikti. Ir tada trečioji dalis, tai yra jau po projekto įgyvendinimo, tai trečiai 20% daliai reikalinga pridėti statybos užbaigimo aktą ir energinio naudingumo sertifikatą po atnaujinimo. Ir vėl išsaugoti ir pateikti. Tai vat būtų toksai minkštosios paramos dalies mokėjimo prašymas. O dabar galėtumėm dar pasižiūrėti trumpai apie pirkimų. Fiksuoto įkainio 13 kvietime yra vienintelis pirkimas. Taip patenkam tuo pačiu keliu, mano paraiškos, tai peržiūrėti, einam į paraišką. Taip toliau. Ir čia vat skiltyje pirkimai yra vienintelis mygtukas, vienintelis pirkimas. Nebereikia teikti pirkimų techniniai priežiūrai, techniniam projektui, ekspertizai ir panašiai. Vienintelis pirkimas, kurį mums teiksite, tai yra rangos darbų pirkimo sutartis. Taip vadinasi. Tai šitą paspaudžiam mygtuką. Taip, čia reikės tiesiog viską supildyti, pokyčių čia kažkokių nėra, šitas langas atitinka antrą etapą, tiesiog čia viską supildysit, ką reikės ir tada toliau paeinam. Ir pabaigoje priseksite reikalavimus dokumentus. Tai 13 kvietime reikia pridėti rangos darbų sutartį su priedais. Sutartis turi būti pasirašyta, abipusiai pasirašyta ir su visais sutarties priedais. Kas įeina, viskas turi būti prisekta privalomai pirmojo laukelio. O antram laukelyje, jeigu yra kažkokių dar, nežinau, papildomų dokumentų, laukas neprivalomas antras,
Taip kad neprivaloma čia kažką siekti ir visų pirkimo dokumentų, kur jūs mums anksčiau teikdavote, ten pirkimo sąlygos, kvietimai, pasiūlymai, ten kažkokie komisijos išrinkimo, nieko nebereikia teikti mums. Reikia pateikti tik tai pirkimo sutartį su priedais. Ir viskas išsaugoti, pateikti, ir toks yra bendros galbūt pirkimo prašymas. Taip pat iš savo pusės sistemoje jūs turėtumėte pildyti tarpinę ataskaitą. Jinai yra randama įėjus į paraišką, yra skiltis tarpinė ataskaita ir yra mygtukas redaguoti. Ir paspaudus tą mygtuką redaguoti, įeinam į tarpinę ataskaitą ir ten reikėtų periodiškai ar įvykus kažkokiam įvykiui, nusipirkus kažką, pateikti informaciją, užpildyti. Ir apie finansuotoją, ir apie pirkimus, ir apie visus kitus, kaip sakant, su projektu susijusius įvykius, reikia būtinai pildyti tarpinę ataskaitą informaciją. Tai iš mano pusės tiek, jeigu būtų reikalas parodyti iš sistemos, aš negalėčiau parodyti. Tai gerai, tai pasiliksim tada diskusijai. Čia tai labai norėtųsi akcentuoti, kad tarpinės ataskaitas iš tikrųjų mes labai žiūrėsime, kai jūs teiksit mokėjimo prašymus. Tai yra išmokėjimo dalimis, tai mes visą laiką grįšim prie šitos dalies ir pasitikrinsim, kad būtų suvesta aktuali informacija. Šitas yra mums būtina iš tikrųjų, kad stebėti būtent projekto eigas, kad planuotis tas pačias lėšas, žinoti jų atėjimą ir tiesiog projektų stadijas. Tai labai didelis akcentavimas ne tik mokėjimo prašymų metu teikti šitas tarpinės ataskaitas, bet jeigu įvyksta pasikeitimai, įsigijo paslaugas, užsipildyti, išsisaugoti ir tą informaciją laikyti aktualią apie savo projektus. Tai tiesiog bus lengviau visiems sekti. Toliau tada trumpai dar pakalbėsim apie pirkimus, tai čia paprašysiu Giedrės papasakoti apie mėgstamiausia tema visų. Kaip be būtų gaila, toliau prie tų pirkimų detaliai mes neanalizuosim, gal tai pasakysiu, kas turėtų tuose dokumentuose būti numatyta, bet pagrindinis skirtumas gal, kuris yra iki šito kvietimo, ta prasme buvusiam projektam ir šitiem projektam 13 yra tai, kad jūs vykdot pirkimus taip, kaip yra numatyta taisyklėse, taip pat lygiai taip pat, tik tai vienas iš tų niuansų, kad agentūra tų pirkimų netikrina. Kur galit pasižiūrėti tvarką, tai yra būtent 1 skyriaus 2 skirsnis, pirkimų vykdymas ir vertinimas. Ten visa ta tvarka labai yra detaliai aprašyta ir laikotės numatytos tvarkos. Kristina, pakeis skaidrę. Tai taip, tai vienas iš tų aspektų, ką ir dabar darėt, tai jūs visus pirkimus perkat vėlgi per tas elektroninės sistemas, kurias administruoja CPO. Tai yra CPO katalogai, kai yra perkančios organizacijos, EPC katalogai yra tuomet, kai yra neperkančios organizacijos. Išimtis, kurios lygiai taip pat buvo jums taikomos, tačiau gal nebuvo įdėtos teisės aktą, tai būtų tom, kuriom tiesiog pirkimas nereikalingas. Pavyzdžiui, kaip kredito sutarties registravimas į registrų centrą dėl kreditų. Kita skaidrė. Tai taip, kada galėtumėt nepirkti per CPO ir APC, tai vėlgi pirkimo dokumentuose, kaip ir iki šiol, ar kažkokiam atskiram dokumente jūs nusimatot, dėl kokių priežasčių jūs neperkate šituose sistemose. Tai tarkim, kaip šiuo atveju buvo variantas, kai CPO kataloge nebuvo jum tinkamo katalogo. Tai buvo tai, kad katalogas buvo skirtas projektam arba projekto pirkimam, kurie įgyvendinami pagal 1725. Taisyklės, tai yra pagal vyriausybės nutarimą. Tai tokiu būdu neperkat iš tokių katalogų ir neapgaudinėjat. Kita iš tų pasirinkimo nevykdyti, tai nėra atitinkamo katalogo. Jeigu jūs matote, kad tokios paslaugos ar darbų nėra, jūs neperkate vėlgi per EPC ir CPO katalogą.
arba katalogas, vat, kaip jau ir sakiau, pasenęs, arba netitinka galiojančios tvarkos. Tokiu būdu jūs pirkimus vykdot pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką, jeigu esat neperkančio organizacija. Jeigu esat perkančio organizacija, viešųjų įstatymo nustatytais būdais. Tai gali būti SVPIS-as, jeigu yra centralizavus pirkimus savivaldybė, ką turėjo būti padaryta per savivaldybę. Savivaldybė irgi vykdo CVPIS-o būdais arba pagal mažos vertės aprašą. Kita skaidrė. Taip, tai ir grįžtam prie to, kad agentūra nebeatliks paslaugų ir darbų patikros. Tai žinokim taip, kad agentūra vertins tik rangos darbų sutartis arba rangos darbų sutartis su projektavimu. Jūs pateiksite mums tas sutartis, kaip ir Milda rodė, ir tokiu būdu agentūra išduos pritarimą tai sutarčiai. Dėl ko tai yra daroma? Dėl to, kad finansuotojui reikalingas mūsų pritarimas ir mes vertinsim tik tais aspektais, ar sutartyje numatytos sumos tiek energinį efektyvumą didinančiom priemonėm, tiek kitom priemonėm bendra suma, tiek individualiom neviršė numatytų sumų. Ir taip pat agentūra nebeatliks pritarimo rangos darbų keitimui ir paslaugų. Todėl jum teikti šito nereikia, tik noriu paminėti, kad jeigu reikės kažkokios konsultacijos ar bus kažkas neaišku, tokiu būdu tikrai galite kreiptis į agentūrą ir paprašyti konsultacijos, kaip išspręsti vienokią ir kitokią problemą, arba tarkim išsiaiškinti, kaip atlikti kažkokį tai keitimą, kokiu pagrindu ir kaip geriausiai atlikti. Ar tai reikia kažkokio pirkimo, ar tai gali būti ne per pirkimą, sudarant prie sutarties susitarimą ir panašiai. Kristina, kita skaidrė. Tai taip, ir tada jau, kai vykdo tuos pirkimus, ir kaip jau seka, prieš tai skaidriai buvo matyti, kad mes tik suteikiam, tik derinam tas sutartis. Jūs šitas sutartis, jeigu CPO EPC, tai jūs pateikėt mums derinti pasirašytas. Primenu vėlgi, jeigu, tarkim, gautumėt mūsų nepritarimą arba finansuotojų nepritarimą, sutartyje yra pagrindas nutraukimui, kad jeigu nėra suderinta sutartis arba netinka finansuotojų, jūs ją galite vienašališkai nutraukti per atitinkamą terminą. Vėlgi, CPO sutartiese, tiek ir EPC sutartyse yra aiškiai numatyti pasirašymo terminai. Jeigu neklystu, kiekvienai pusiai po 5 dienas. Taip. Kitus, jeigu vykdėt ne per EPC ir CPO katalogus, jūs galite teikti nepasirašytas sutartis, tačiau vėlgi pažymiu, kad tada pirkimo sąlygose turi aiškiai būti numatyta, kad jūs pasirašysite tą sutartį tik tada, kai gausite AFO pritarimą. Vėlgi šnekam tik apie rangos darbų sutartis ir apie sutartis, kurios finansuojamos lengvatinio kredito lėšomis. Jeigu jos nefinansuojamas, agentūra tokių pritarimų neduoda ir jūs neteikia derinti tokių sutarčių. Jeigu išeitų taip, arba kaip ir šiuo atveju, daugumai gal buvo pasitaikę, kad agentūra nustatė pažeidimą, nes jūs pirkot ne per tą CPO katalogą, ir naudojantis senuoju, tokiu būdu agentūra prašys pataisyti esamą situaciją, jeigu ją bus įmanoma ištaisyti ir nebus pažeisti viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai arba neperkančiųjų teisės akte nustatyti reikalavimai, ir agentūra, matydama jau labai tokį piktnaudžiavimą arba, tarkim, kad gali būti pasireiškę kažkokių korupcinių pažeidimų, gali kreiptis ir į teisėsaugos institucijas, perduodama atitinkamą informaciją. Dėl viešųjų pirkimų pažeidimų, jeigu mes aptiktumėm, mes irgi pilną teisę turim perduoti viešųjų pirkimų tarnybai. Tai ir pagrindinė tikriausiai rekomendacija būtų ta, kad labai gerai prisiminkit ir tikrai puikiai žinot, ką agentūra teikia jums, kokias pastabas pirkimo dokumentuose.
kokius dokumentus reikėtų žiūrėti, reikėtų kada atsižvelgti, kada jie turi būti pateikiami, kada sutartis įsigalioja, kas yra sutarties įvykdymo užtikrinimas, kaip jį vertinti pagal sutarties sąlygas ir panašiai. Todėl būkite tikrai atidus, nes gali būti visko, agentūra pamatys ir tikrai imsis kažkokių veiksmų. Ar tai viešųjų pirkimų tarnybai, ar tai teisėsaugos institucijom gali perduoti, todėl būkite atidus ir tikrai vykdykite tuos pirkimus taip, kaip vykdėt, tik tai nedarykit grubių klaidų, kurios buvo nustatytos. Sekantis tai. Taip, ir toliau perinam prie dar tokio linksmesnio, nelinksmesnio, čia greičiau blogesnio dalyko, su kuriuo mes tikriausiai susiduriam. Tai būtų lėšų grąžinimas, jeigu gavosi taip, kad projektas neįgyvendintas, o lėšos arba dalis lėšų yra pervesta ir jum tenka grąžinti išmokėtas valstybės lėšas į agentūros nurodytas sąskaitas. Nežinau, kiek esate supažinę šitos nuostatos tiek ir sename nutarime vyriausybės nutarimų patvirtintose taisyklėse, tiek ir aplinkos ministrų įsakymų patvirtintose taisyklėse yra. Ir esmė, kad teismų praktika suformuota, labai aiškiai žinom, kad jeigu neįgyvendinti projektą, tu tas lėšas valstybei turi grąžinti ir nėra jokių išlygų, kad tos lėšos liktų, ta prasme, negrąžintos. Tokiu būdu teikiate, gaunate agentūros sprendimą dėl lėšų grąžinimo, kuriame būna numatytas 3 mėnesių pranešimo, 3 mėnesiai būna nustatytas grąžimo terminas ir jūs į tą sąskaitą pervedate pinigus. Kristina, kita skaidrė. Jeigu matote, kad, tarkim, ar su gyventojas informavot, kad tų pinigų negalit, ta prasme, grąžinti, jūs teikiate mums prašymą dėl to grąžinimo išdėstyti dalimis. Tik vienas toks niuansas, ką mes pastebim, kad jūs tą prašymą pateikėt ne per tą terminą, kai jau, kaip sakant, ne per tą terminą, ne vėliau kaip per 3 mėnesius, bet tačiau praėjus tam terminui ir agentūra pagal teisės aktus neturi teisės ir, kaip sakant, net neturi teisės pratęsto termino. Jeigu jūs pavėluojate ir nepateikėt to prašymo per 3 mėnesius, agentūra neturi pagrindo priimti sprendimo išdėstyti grąžintiną sumą. Todėl labai prašome atkreipdėmės. Kitas niuansas. Turėtumėt laikytis pasirašytame susitarime tam tikrų taisyklių ir jeigu jūs jų nesilaikot, agentūra kitų atvejų, jeigu teiks prašymą, gali tiesiog priimti sprendimą neišdėstyti, už tai, kad rizika yra didesnė. Ir vėlgi, išdėstymo terminas turi būti neilgesnis nei 2 metai. Kiekvienu atveju yra vertinama individualiai ir priimamas sprendimas, taip ir tiek ir pagal sumą, ir pagal finansavimo šaltinį, per kurį laiką turėtų būti sugrąžintos lėšos. Manau, kad jau ir viskas. Baigiau aš šiandien, taip, Kristina, sekančios skaidrės nuo mano. Taip. Tai kaip ir viskas, ačiū. Tai kaip ir sakiau, stengiamės pakankamai laiką neužimti, koncentruotai ir praeiti visus tuos rūpimus klausimus. Tai dabar laikas diskusijai, tai jeigu turite, prašysiu kelti rankas ir tiesiog užduoti rūpimus klausimus ir bandysim atsakyti. Ramūnai, jūs. Labą dieną, kolegos, visus čia su pavasariu, sunkiai išgyventą žiemą. Visi turbūt tenai raitosi rankovės, kaip čia lipsim ant sienų ir čia prirenovuosim. Tai aišku, dar kartą visus sveikinu su tuos, kurie spėjo įlipti nuvažiuojant į traukinį, nes akivaizdu, kad renovacija Lietuvoje eilinį kartą stoja.
Ir aš tik tai noriu dar kartelį išgirsti, kada vis dėlto bus surašytos aiškios žaidimo taisyklės naujajam kvietimui ir kada mes jau galėsim eiti ir dirbti. Nes iš to, ką Gintarė sakė, tai supratau, kad jūs šią vasarą dar tik tai kažką darysit, o tikrus investicinius planus kepti ir už juos balsuoti galėsim tik tai spalio mėnesį. Tai vienas klausimėlis ir antras klausimėlis, ar teisingai supratau, kad nebelieka A, B klasių, su kuo čia prakaitavom paskutinius kelerius metus, ir visa parama priklausys nuo regiono, kuriame gyveni, ir ten tos procentus kažkokius reikės rankėtis. Tai aš suprantu, kad čia Vilniui, Kaunui turbūt bus 15% plus 5% už šildymo sistemą, nes skydų tai dar ko gero čia nepulsim daryti, o kas tos architektūrinės gairės, tai ten irgi nelabai aišku. Tai ko čia vis dėlto ten tikėtis ir gal tos zonos jau aiškesnės, kas ten kur papuola ir ko čia bent jau Kaunui tikėtis. Ačiū. Ačiū Ramūnai už klausimus. Tai taip, dabar kimbam į darbus ir raitojamos rankovės, jūs ant pastolių, o mes į dokumentus teisingai visiškai. Pagal susidėliotą planą preliminarų su aplinkos ministerija taisyklės turėtų išeiti Liepos mėnesį. Tai jau, ta prasme, visos žaidimo taisyklės turėtų būti aiškios patvirtintos teisės aktais pagal planą Liepos mėnesį. Manau, kad su komunikacija konkrečiai išeisim tikrai gerokai anksčiau, nes kaip ir jau yra apsidėlioti tie indeksai, kaip ir formulės apdėliotos. Ir tikrai greitų laikų galėsime pasidalinti, kaip tas žemėlapis atrodo. Ir kur kokia savivaldybė papuola, tas regioninis paramos indeksas bus patvirtintas metodika, nežinau, ar tose pačiose paramos taisyklėse, ar atskira metodika, bet bus patvirtintas ir aiškus, kur, kodėl ir kokiais kriterijais buvo, kas ir kaip suskirstyta. Bet tikrai raginu labai nuoširdžiai nelaukti ir tikrai eiti ir ragintis gyventus tuos pirmuosius, apsimatuoti namus, apsižiūrėti tuos pirmuosius tokius namų darbus daryti ir nelaukti ir nesakyti, kad stoja ir tikimės, kad tikrai spalį ir kvietimas bus, o lapkritį ir sąlygos ir matysit ir galėsit dirbti. Tada dėl A ir B klasės, kur minėjau, tai taip, kažkokio atskiro prioriteto A klasiai nelieka, lieka B klasė, galite siekti A klasės, išlieka prioritetas skydam kaip naujai technologijai. Dėl architektūrinių gairių, tai čia savivaldybės bus raginamos, joms ta prievolė yra, jos turi jas pasitvirtinti. Nežinau, kurios savivaldybės turi, žinau, tikrai Vilnius turi. Kitų šiandien dienai aš nežinau, bet kažkur ministerijos kuluaruose girdėjau, kad apie 20 savivaldybių šiandien dienai tas gairis yra pasitvirtinusios. Tai va, turės jos kaip ir pretekstą tvirtintis. Gal viskas, nebent kažką pamiršau, ką minėjot. Jeigu dar galima trumpai. Čia prieš kelis mėnesius raičiau ilgą raštą ir AP ir ministerijai dėl vėdinimo sprendimų renovuojamuose namuose. Grįšim su kas tylo. Grįšim Ramūnai su atsakymu, tai nėra irgi taip mes tokie, žinot, vadybininkai paramos, bet imamės, girdim, nagrinėjam, grįšim su atsakymu. Viena yra rekomendacijos, kita galbūt, kas atsiguls į teisės aktus. Beje, gan stipriai keisis ir investicinio plano rengimo tvarkos aprašas, yra minčių apskritai pakeisti formą, supaprastinti, padaryti lengviau skaitomą gyventojam, mažesnės apimties. Kitas momentas yra planų, bet viskas planai, nes dar ne ant dokumento. Perkelti šiek tiek momentų į pradžią, kur susidurėme projektavimo stadijoje, kad tai būtų išsprendžiama investicinio plano rengimo metu. Taip išilgėja tas procesas, bet tada greičiau projektas važiuoja. Kaip pavyzdys, galbūt reikės pasirengti naują kadastro bylą, kurią galima bus apsimokėti iš įkainio techninės dalies ir ateiti jau su ta kadastro byla ir nebestoti ten ir su nelegaliom statybom, ir su visokiais plotais pasikeitusiais, ir su visais kitais momentais. Taip pat gauti iš savivaldybės ir dėl tų architektūrinių sąlygų ir kitų momentų, kad žinoti jau, ar tai turi kultūros paveldo kažkokių apraiškų namas ar neturi, kad projektavimo metu nesustoti su kažkokiom specialiom ekspertizėm ir panašiai. Tai keletas iš tokių momentų, kur planuojama šiek tiek pakeisti pačią investicinio plano rengimo metodiką.
kad kadastrų bylą vis tiek reikės daryti pabaigus namą. Tikimės, kad perkelsim į priekį. Dar negaliu atsakyti. Greičiausiai tai bus perkelta tiesiog į priekį ir galbūt bus numatyta išimtis, bet negaliu 100% patvirtinti. Dėl pabaigos galbūt bus išimtis, nes perkeliam į priekį. Tai Ramūnai, šiaip tai Ačiū. dabar irgi nereikalaujama kadastro byla, ta prasme, atnaujinimui, Nu, modernizavimui. kur nereikalaujama, visus rangovus laužiam, kad padarytų. Nu, ta prasme, jūs laužat, bet teisės aktai tai nenumato. Bet greičiausiai prašysim, kad renovacijos metu kadastro byla yra rengiama pradžioje ir po to nauja nebedaroma, bet tikrai su ta mintim, kad eigos metu mes turėtume greitesnius projektus. Giedriaus ranka matau Ačiū. yra. Tai Taip, aš norėčiau tą diskusiją dėl kadastrinės bylos, tai kadastrinė byla tikrai yra rengiama po namo renovacijos, nes pasikeičia namo rodikliai, tai yra namas išstorėja, jo pasikeičia tūris didesnis, tai privaloma po renovacijos parengti kadastrinę bylą, kad galėtum registrų centre registruoti, kad namas yra renovuotas, atnaujintas ir panašiai. Tai po renovacijos privaloma pasirengti dar vieną naują bylą su jau namo esama būklė. Nu, žinokit, Gerai, nežinau. ačiū už žinutę. Iš tikrųjų, mes šitą parsinešim, kur yra svarstoma metodika, nes mes, kaip Giedrė ir sakė, turėjom omenyje, kad tai nėra privaloma, daroma Nėra. pagal poreikį. Tai Bet jinai žinutę privaloma, kaip ir išgirdom. minėjau, nes Okei. keičiasi namo rodiklis, tai yra vienas iš rodiklių, Mhm. kuris keičiasi namo tūris. Kadangi namas šiltinas, jisai storėja, namo tūris padidėja, reiškia, rodiklis pasikeitė, kadastrinė byla privalo būti atnaujinta. Giedriau, dar kartą teisės aktai seniau ir nurodė ir bendrai buvo išimtis, kad atnaujinimo modernizavimo atveju nereikia rengti kadastro bylos, kad jūs reikalauja. Registrų centras neturi to pagrindo neregistruoti apie statybos pabaigą. Dabar kitas klausimas, kai tu stiklini balkonus ir ten reikia, nes gali būti, pavyzdžiui, namas keistis iš neypatingo ypatinga. Tai va tada va čia klausimas, ar tikrai nereikia, nes bendrai keičiasi žodžių statinio kategorija. Bet visais, aš nežinau, kažkaip nefiksau, kad būtų pasikeitęs teisės aktas, kad kadastro byla yra privaloma. Nebuvo tikrai teisės akto pakeitimų. Nežinau, kokiu pagrindu jūsų reikalauja tą daryti, bet šiaip buvo vienintelė išimtis atnaujinimo modernizavimo atveju, kad kadastro byla pridavimo procedūroje ir registravimo registrų centre yra nereikalinga. Ties TR užbaigimo akto gavimo yra tas numatyta, bet matyt, praktika, Giedrė, gal yra tokia. Jūs, kai turėsit tokius atvejus, duokit žinoti, kad mes irgi galėtume padalyvauti. Kodėl registrų centras reikalauja, jeigu yra išimtis, okei. kol kas rankų nematau, bet yra mūsų pokalbiuose. Vilma pakėlė dar. Prašom. Labadiena. Aš tokį žemišką klausimą. Ankstesniam seminare girdėjau dėl CPO katalogo pakeitimo į pirkimus, kai galima pirkti projektinius pasiūlymus. Ir buvo minima data iki pabaigos vasario, kad tikrai tai bus. Kiek matau, kad nėra, ar gal žinoma, kada galėsime pirkti per CPO perkančią organizaciją jau 13 kvietimo rangos darbus su projektavimu. Užsiklausėm CPO, nes jie mums buvo žadėję, kad vasario pabaigoje veiks, tai vasario pabaiga suėjo, mes užsiklausėme, kaip jiems sekasi. Tai gavom atsakymą, kad tiekėjas vėluoja su diegimu, bet būtent šita dabartinė savaitė jų teigimu buvo paskutinė jau testavimui. Tai supraskime, kad kitą savaitę galimai jie planuoja paleisti. Tai čia dėl perkančiųjų. Šią savaitę baigė testuoti, žinom, visko ten būna užkliūna, bet jau žinom, kad jau kalbam apie kitą savaitę, gal dar vieną neilgiau, nes jau baigė testuoti. Dėl neperkančiųjų, sakė, patiks informaciją atskirai, ten šiek tiek lėčiau juda procesas. Bet viltis yra, kad jau 2 savaičių eigoje jau galėsim turbūt. Taip, nes jau baigė testavimą daryti. Supratau, ačiū labai. Yra klausimai pas mus pokalbiuose.
Giedre, gal aš truputėlį paprašysiu tavęs pakomentuoti dėl 5%, gal susidūrus. Ar APA suderins su CPO, kad 13 kvietimo CPO rangos darbų sutartyse būtų aiškiai apibrėžtas sutarties kainos indeksavimas? Dabartinėse CPO sutartyse yra tiesiog nurodyta, kad sutarties kaina perskaičiuojama kaip pastatų remonto sąnaudų elementų kaina, indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį statybos darbų vykdymo laikotarpį. Dėl šio neapibrėžtumo kyla nesutarimų tarp rangovų ir užsakovų. Rangovai traktuoja kaip absoliutų dydį, o ne procentinę išraišką. Tai yra pokyčio nelaiko, jei indeksas pasikeičia daugiau nei 5%. Jeigu užsakovas nesutinka indeksuoti, rangovai grasina teismais. Užsakovas yra įpareigotas sutartį sudaryti per CPO ir indeksavimo punkto keisti negali, o susitarimas rangovų turi pasirašyti per 15 dienų nuo pasikreipimo. Ir ką čia man komentuot? Ta prasme, aš dabar ten buvo formulė, aš žinau, kad buvo labai daug visokių rūšių tų sutarčių. Ir ten toj vietoj viskas keitėsi. Aš nežinau, apie kurią mes čia ką šnekam, bet ten formulės buvo. Dėl privalomumo, jeigu kalbant apie indeksavimą, padaryti nieko negalim, nes jūs vėl laiko perkančiosiom organizacijom ir privalomumas realiai indeksavimo turi būti. Iki šios dienos mes kovojom, kad jūs visi nebūtumėt perkančiosios organizacijos, o pirkimam nebūtų taikomas viešųjų pirkimų įstatymus, o kita tvarka būtų perkama tam, kad būtų atsisakymo tam tikrų dalykų ir, pavyzdžiui, indeksavimo prievolės. Nes kai yra neperkančiosios organizacijos, jos indeksavimo gali apskritai nenusimatyti sutartį. Nežinau, kame čia kyla kažkokios problemos dėl ne tai, kad indeksavimo. Gal gali Ingrida padetalizuoti, nes nelabai suprantu, kad nenori indeksuoti kokį susitarimą. Labą dieną, taip galiu pakomentuoti. Ačiū. Kadangi pačioj sutarty CPO, tai kadangi žinom, mes CPO sutarčių tekstų pačių nerengiam, mes gaunam jas jau parengtas tokios, kokias jas gaunam. Šiuo atveju mes turim rangos darbų sutartį su projektavimu ir ten tekstas dėl indeksacijos taip yra parašytas, kaip čia perskaitė, 0,05. Kiek teko mums su APA bendrauti, senosiuose sutartyse būdavo aiškiai apibrėžta, kad tas pokytis turi būti 5%. Dabar rangovai, tarkim, paima pradinį indeksą, kaip pavyzdys, kokių 24-12 mėnesį ir galutinį 25 metų 12 mėnesį tiesiog iš galutinio atima pradinį ir jie sako, žiūrėkit, va tas indeksas jau dabar yra daugiau negu 0,05 ir mes jau turim indeksuoti kainą. Apie tas formulės, kur jūs kalbate, tai formulė yra tiesiog perskaičiavimo koeficientas, kaip jis turėtų būti apskaičiuojamas. Tai žodžiu, sutarties kaina iš kokio koeficiento turėtų būti padauginama. Bet mes kreipėmės į CPO, kad išaiškintų šitą situaciją. Tai CPO atsakymas buvo tiesiog kaip išreikšta nuomonė, kad mes galvojam, laikom, kad tas 0,05 turėtų būti 5%. Rangovų tokie atsakymai netenkina, jie tiesiog mus spaudžia į kampą ir verčia pasirašyti sutartį, taip kaip ir sakiau, per 15 dienų, jeigu mes nepasirašom, duoda mus į teismą. Tai mano klausimas būtų toks, ar tarkim dabar 13 kvietimo sąlygose pačių sutarčių tekstų derinime APA turi kažkokį tai žodį CPO kontekste, ar CPO vėl vienašališkai kažkokiu būdu tas sutartis parengs ir tiesiog mums jos bus nuleistos ir mes keisti nieko negalėsim. Ką aš noriu pasakyti, aš derinau tas sutartis, galiu taip nuoširdžiai pasakyti, kad man buvo pačiai iššūkis, nes dabar tiksliai nepasakysiu, bet tikrai sutartis sudarė ne mažiau kaip 19 lapų. Ir kiek sužiūrėjom, bet ką aš noriu pasakyti ir dėl jūsų minimų šitų perskaičiamo, tai jeigu tai yra CPO, mes remiamės į viešųjų pirkimų
pateiktas rekomendacijas dėl kainos perskaičiumo tiek formulių, tiek aprašymų. Ir dabar aš jums tiksliai nepasakysiu, kaip ten, nes tikrai neatsimenu, va taip prie vietos, gal tada su manim susiskambinam, gerai, Ingrida, po susitikimo. Aš bandysiu atsidaryti, kas ten yra parašyta ir paspręsim tą situaciją. Jeigu tai yra kliūtis, tada bandysim taisyti, gerai? Gerai, Aš ačiū. trumpą dar pastebėjimą diskusijai. Galbūt čia šiaip reikėtų tą indekso pokytį vertinti ne visos sutarties. Tai yra, jeigu tai yra su projektavimu, tai turėtų būti indeksas imamas nuo rangos darbų pradžios numatomos. Taip, tą žinom. Tai šitas dažniausiai įtakoja ir ne visą laiką pasieksi to 0,05. Tai vat klausimas, ar čia tikrai bus didelė problema su šituo. Tai aš šiek tiek papildysiu. Taip, kadangi čia ir rašo tame punkte, kad nuo darbų vykdymo pradžios mes bandėm lenkti į tai, kad darbų pradžia yra tada, kada perdata yra statybvietė. Bet CPO išaiškinime, tame, sakykime, nuomonės pareiškime buvo atsakymas toks, kad mes traktuojam neteisingai, kadangi sutartis yra pasirašyta ir įsigalioja, tarkim, 24 gruodžio mėnesio, tai reiškia, nesvarbu, kad mes statybvietę, tarkim, perdavėm kokią 25 Liepos, tai pradžia laikoma sutarties įsigaliojimo data, ne tada, kada perdavėm statybvietę. Gal galėtume tuo išaiškinimu pasidalinti, nes mūsų traktavimas ko gero sutaptų su Jūsiškiu. Mes tai vertiname nuo statybvietės perdavimo momento. APA turėtų būti gavusi šitą raštą, nes kadangi, kai aš į CPO kreipiausi, aš nurodžiau ir APA ir iš CPO atsakymą gavau, jūs esat pridėti į kopiją, bet galėsiu persiųsti. Taip, pasižiūrėsiu. Dar turim tada klausimų. Gabrielė turi kelis klausimus. Kada planuojamas naujas mažosios renovacijos kvietimas ar bent jau sąlygų paskelbimas? Gintarė, gal žinot? Preliminariai labai Liepos mėnesį kvietimas planuojamas, kol kas vyksta dėrybos dėl sąlygų ir finansavimo. Kaip yra su būtų naudingais plotais, pateikime paraišką, kol viską paraiškos vertinimas pasikeičia būto plotas. Atitinkamai keičiasi minkštosios investicijos, balsavime nebetinka investicijų nurodytų sumų. Kada yra tas terminas, kai tvirtinant investicijų planą nebekoreguojam ploto? Mes iš savo pusės vis dėlto gavę paraiškas sutikrinsim plotus su RC išrašu ir jeigu bus netitikimų, mes grąžinsime. Tai tas tvirtinimas yra būtent mūsų peržiūros metu. Jeigu plotai atitinka, mes tai traktuojam kaip tinkamą ir nebeprašysim keisti. Jeigu bus netitikimų paraiškos vertinimo metu, viską grąžinsim. Nes vis dėlto norim paraiškas ir investicinius priimti tvarkingai į kvietimą. Dėl pirkimo modulio tai komentarai jau buvo. De minimis robotukas, kada planuojamas paleisti, de minimis robotukas jau veikia. Šiuo metu testavimas yra pabaigtas, jis jau vykdomas. Preliminariai dar šiek tiek persitikrinam, bet kol kas matome, kad veikia viskas tikrai neblogai. Tai kas lies pasikeitimus, sakykime, iš tos pusės, tai administratoriai nelabai ką ir pajaus, tai tiesiog bus atliekama detalesnė patikra ir jeigu bus nustatoma daugiau ūkio subjektų, tai tiesiog bus grąžinta paraiškos patikslinimai. Tai robotukas veikia, klaidas išgaudom ir manau, kad procesas tikrai iš mūsų pusės vyks greičiau. O gal kažką galim paliesti dėl robotuko, ką tai palengvina administratoriam kažkiek momentų? Realiai greitis, ko gero iš tos pusės ir klaidų, nes mes galėsim identifikuoti pakankamai greitai, kiek ūkio subjektų yra name ir tas klaidas identifikuosim pakankamai pasitikslinimui, bet pasitikslinti reikės pažymas ir jas pateikti mums per atvisą. Sveiki, Evaldas patrukdėjimus dėl deminimis paraiškų, tai vėlgi aš grįžtu, ar visgi administratorius gali naudotis tuo robotuku ir pateikti ūkio subjektus, ar administratorius atlieka rankinių darbų, teikia jums ir jūs tą robotuką pasijungit administratoriaus darbo vertinimui? Sveiki, yra suprogramuota taip, kad pasirašius valstybės paramos sutartį mes patikrinam visą namą
ir tada informuojam administratorius, kuriems būtams reikia pateikti prašymus. Administratorius robotuku tiesiogiai nesinaudos. Valstybės paramos sutartį kai kuriems savo objektam jau turiu kaip mėnesį pasirašęs ir mano tos dar tebėra neaktyvios de minimis ir pranešimo negavau. Tai gal čia reikėtų su projektu Kol kas, matot, nebuvo visam srautui dar paleistas tikrinimas, tai informuosim tikrai atskirų laiškų kiekvieną administratorių, kam reikia pateikti prašymus. Gerai, tai tada sekantis klausimai. Ar gerai Atsiprašau, gal dar supratome? galėčiau prie tų dėmenimų šiek tiek likti. Kaip suprantu, robotukas prasuks visą namą, praskenuos, ten surankios individualias prie visokias veiklas, taip toliau. Dabar ir sakysit, kad mums reikia pateikti, kuriem būtent tos prašymus. Kitas klausimas, ten reikia nurodyti VRK kodą. Kodus nurodysit, ar mes turėsim atspėti juos, ar kažkaip juos iš kažkur kitur gauti? Nurodysim kodus, bet ir šiaip šita informacija yra vieša, galima pasitikrinti per VMI puslapį, jeigu individualią veiklą vykdantiems, o įmonėm tai prie rekvizitų visada būna irgi parašytas kodas, bet galėsim nurodyti, čia ne problema. Tai gal fiksuojam, kad nurodom gerai? Jo, būtume dėkingi, kad nurodom, nes jūs prieinat prie platesnės turbūt informacijos ir tai yra lengviau, nes vėl gali kilti, kad nurodysim vieną VRK kodą, jūs manot, kad kitas, nu ir tada šokinėsim, pirmyn atgal. Dar klausimas dėl deminimių, ar juos šiuo metu, tai yra sutarties pasirašymo momentu, mes tikrinamės, ar tai turėtų vykti reguliariai, kas kiekvieną prašymą ir iki projekto eigos? Sutarties pasirašymo metu. Ir į pabaigą jau projektą nebežiūrėsim, kas pasikeitė, įvyko. Ne. Gali būti toks atvejis, kai pasirašant kreditavimo sutartį. Teks dar kartą peržiūrėti, nes, sakykime, gal bus atsiradusių įmonių, o į projekto pabaigą tai neperžiūrėsim dar kartą. 9 kvietimo praktika buvo, kad tikrinot čia aibę kartų ir paskui projekto pabaigą su galutinė EDP dar kartą pildėmės. 13 kvietimą keičiam šitą praktiką ir stengiamės surakinti pradinio vertinimo laikotarpio. Nebent finansuotojas pateiks pastabų, tada pervertinimą padarysim. Rankų nematau, tai dabar ar gerai supratome, kad vykstant rangos darbų pirkimus nebeliks derinimo sąlygų per AFIS sistemą. Tai taip, pirkimo sąlygų AFO nebederina, derina tik rangos darbų sutartis ir jos priedus. Taip pat klausimas dėl terminų. Jūs jį peržiūrite 20 darbo dienų, tačiau gavus pastabą, ją pataisus vėl terminas jūsų peržiūrai 20 darbo dienų. Kokios galimybės terminus mažinti ir neištempti laiko spaudžia rangovai, tiekėjai. Galima pasakyti jiems tik tai, kad agentūroje dokumentai yra vertinami. Čia ko gero žiūrėsim pagal galimybės, nes viskas atsiliepia į tai, kiek tų mokėjimo prašymų yra, bet taip, jeigu yra pagal pastabų pataisymus, tai tikrai siūlyčiau bendrauti su jūsų regiono specialistais ir jeigu matote, kad per kelias dienas nepatikslintam, tai tiesiog duokite signalą, kad šitas mokėjimo prašymas yra tiesiog patikslintas ir jį galbūt galima peržiūrėti ir greičiau. Tikrai stengiamės tų 20 darbo dienų neištempti ir tikrai specialiai nelaikom. Tai prašymus vertiname iš tikrųjų ir daug greičiau negu 20 darbo dienų. Matau ranką, tai galbūt į tą temą. Vilma, jūsų. Ne visiškai tą temą. Man kažkaip vis tai galvoju, perklausiu. Kadangi turėjus aš situacijų dėl kainų indeksavimo ir ten pakankamai sklandžiai man kažkaip su rangovais susidėliojo. Čia gal po pandemijos, prieš po karos, kaip, tarsi, kad pakilo ten žymiai, bet mes tada turėjom tuo metu gal statistikos departamentas, dabar duomenų agentūra duomenimis rėmėmės. Tai ar aš teisingai suprantu, kad rangovai vėlgi čia oficialiai remiasi kainų kitimą pagal duomenų agentūros statistiką ir tada perskaičiuoja reikalauna? Taip. Nes tas kitimas tikrai nėra labai žymus, man atrodo, šiuo metu. Tai
Ar tai tokia jau, nu, ta prasme, nesu dabar su rangovais taip susidūrus, kad jie reikalautų, nes, kiek žinoma, tai nėra tas didelis toks kilimas kainų. Čia didžiausias kilimas ir buvo jūsų pasakyta, tai buvo prieš karą, tai buvo sudegus Putoplasto gamyklai ir tai buvo, ta prasme, pandemija. Tuo momentu taip tai buvo ir dalis, kur sutarčių nenumatė perskaičiavimo, susidūrė situacija ir tada viešųjų pirkimų tarnyba. Tai čia problema dabar apie tuo laikotarpio, suprantu, ar ne, čia sprendžiama? Ar šių dienų čia aktualijos? Čia šių dienų aktualijos yra. Šių dienų, nes... Taip, tada, kai jūs kalbate apie pandemiją, buvo, kad statybos elementų sąnaudų kažkokie indeksai kitokie, dabar jau yra ne statybos elementų, o pastatų remonto sąnaudų elementų. Ten lygiai iš to paties, ta prasme, čia tik tai, kad statybų tam agentūroje tai atsirado dar viena toks kaip indeksas, būtent remonto. Nes vėlgi, ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu ir nepirksit per CPO ar EPC, jeigu sudarinėjat savo sutartį ir nurodot kainos perskaičiamą, tai turit parinkti indeksą kuo labiau artimesnį jūsų paslaugą. Nes tiesiog seniau, kas darydo labai blogai būdavo padaryta, tai buvo paimtas bendras indeksas ten paslaugų ar dar kažkokio ten vartojimo. Jis tiesiog neatspindi realios situacijos. Tas indeksas, jeigu yra galimybė, įeinate tą statistikos departamentą, ne departamentas, jis agentūra, ir susirandat kuo artimesnį ar paslaugai, ar darbui, kuo artimesnį indeksą. Nes realiai jūs, jeigu pasirenkat, tarkim, ten sakau, vartotojo ar kažkoks indeksas, jis apskritai neatspindi, ne apie tai, ten, kai jie apskaičiuoja tos indeksus, jie skaičiuoja pagal atitinkamas formulės ir įtraukia atitinkamas paslaugas, tarkim, ar darbus, ar ką nors. Ir tokiu būdu, kai yra žiūrimas tas indeksas pradžioje ir gale, jis apskritai neatspindi nei didėjimo, nei mažėjimo, siejamo su jūsų, tarkim, paslaugom ar darbais. Todėl labai reikia, sakau, įvertinti ir atsirinkti tokį indeksą, kuri būtų artimesnė sutarčiai. Ir dabar matot, kadangi šitose sutartyse, kur mes turim pasirašę, jau yra tiksliai įvardintas, kad yra būtent pastatų remontas. Jisai yra ir gerai parinktas, nes jis yra artimiausias mūsų, tarkim, tai statybos ryčiai arba, tarkim, kažkokiai paslaugai, kurią tu gali ten išgeneruoti ar rasti. Evaldai, dar jūsų ranką matau. Taip, iš tikrųjų dėl šitokio irgi bendrą pastabą, dėl EPC, CPO, mes neperkančioji organizacija, dėl sutarčių valdymo, dėl pačio pirkimo, tai iš tikrųjų kylo labai daug klausimų ir neaiškumų pačios sutarties valdyme ir jos įvairiame interpretavime. Man kartais atrodo, kad rangovai tarpusavyje daugiau diskutuoja ir tarkim, viename Lietuvos gale kažkokią ten skylę pramušę, jau kreipiasi pas mus, pas manęs, vardindami vienokias ar kitokias tos rangos sutarties, plonybės, per kur būtų galima išlysti ir prašyti papildomų pinigų. Ir atrodo, mes sprendžiam tą problemą, kiekvienas administratorius individualiai, bet nekurdami jos, kad pasidalintume patirtimi bendrajam mastu visos Lietuvos. Tai iš tikrųjų kartais trūksta tokių elementarių sutarčių valdymo mokymane, nešnekant apie garantinius draudimus, sutarčių sąlygas ir taip toliau. Iš tikrųjų norėtųsi papildomos pagalbos iš apvos, nes ir ta pati CPO, EPC, jie konsultuojantis su tai žmonėmis, dažniausiai jų tos konsultacijos tokios irgi būna keliaukite į teismą. Teismo būdu galima nutraukti sutartis, jeigu rangovas nepatikimas, viskas vyksta teismo keliu, arba tik tai teikia rekomendacinio pobūdžio, kad mes taip manom, bet kaip ir kolegė minėjo, kad mes taip manom, galvojam, kad reikėtų elgtis vienaip arba kitaip. Ir dabar čia šiuo atveju Giedrė irgi su kolegė bendrauja
ir sako, tai pasiskambinkim tarpusavį, mes pasikalbėkim, netraukim čia visos Lietuvos, galbūt čia niekam ir neaktualu, bet kita vertus, jeigu ten rangovas pramuš kažkokiam Lietuvos kitam mieste, tai būkim realistai, pareis ir pas mus tie patys klausimai. Evaldai, visų pirma, aš noriu išsiaiškinti tinkamą situaciją. Supratau, tai viskas bus prasme, tik aš noriu, kad vėliau būtų ta informacija padalinta ir mums, nes iš tikrųjų paskui mes pareinam. Kai mes spręsim šitą situaciją, aš ta prasme, mes atrašysim jums bendrai informacinį pranešimą, ką darom ta prasme dėl visų kitų dalykų. Mes tikrai neužsispausim savį ir nesakysim jums, kaip daryti. Bet aš jums... Aš tik kaip bendrą pastabą. Po to dar kitas klausimas man labai užkliuvo, kad dėl 13 kvietimų, kad minkštoji dalis projektų bus pervedama į namo kaupimo fondo sąskaitą. Kaip žinia, namo kaupimo fondo pinigus ir jų, kaip sakant, išleidimą, valdymą apibrėžia visai kiti teisės aktai. Tam reikalingas gyventojų sutikimas, pritarimas ir visi kiti dalykai. Ar mes čia šitoje vietoje neapsisunkinam kaip projekto administratoriaus veiklos? Ir tokiu atveju tada įsijungs, tarkim, savivaldos patikrinimai, kaip tie pinigai naudojami ir taip toliau ir panašiai. Valstybė apsisaugo nuo to, kad pervedusi priekium pinigus, ne už paslaugas dažnu atveju, prieki pinigus, kad tie pinigai nebūtų, ta prasme, jeigu tai yra UABas, ta prasme, ar tai yra všainas, ar tai yra privatininkai, kad tiesiog atsitikus kažkokiai situacijai dėl bankroto, nemokumo, šitas sąskaitas nebūtų nukreipti išieškojimą arba jos apskritai, ta prasme, užšaldytos. Jūs supraskite tai, kad ta sąskaita tai ir yra, ta prasme, pagrindas, kaip jūs sakot, ar mes nepasidarom problemų dėl to, kad reikės gyventojų sprendimo. Ne, mes panaudojam tik esamą sąskaitą, o pinigai su aiškiu tikslu yra aiškiai, kad gali bendro naudojimo objektų valdytojas paimti tą pinigų dalį, kur agentūra, ta prasme, pervedė tuos pinigus. Aš nematau čia sunkumo, tiesiog jeigu tu... Bet čia teisiškai reikėtų pažiūrėti, ar balsavimo... Nereik balsavimo, žiūrėkit. Šitie pinigai yra tiksliniai. Jie nėra surinkti, kaip dabar kaupiamųjų lėšų sąskaitoj kaupiami ten už, pavyzdžiui, kad statinys... Bet juk jie giedrė maišosi, ta prasme, mes jeigu tą pačią sąskaitą ir namo kaupimo... Šiaip pagal visą idėją, tai kiekvienas namas turėtų turėti savo atskirą sąskaitą. Taip ir turi namai, jie savo atskirą kaupiamą... Ne visais atvejais, bet yra daroma vidinė, žiūrėkit. Yra daroma vidinė buhalterija, kurioje atveju yra suskirstoma, kurie pinigai prie kokias yra. Ir taip daro tikrai ne viena administravimo įmonė, taip ir bendro naudojimo objektų valdytojai. Todėl aš nematau čia problemų, nes tie pinigai yra apskritai išskirti iš to krepšelio, kurią renka gyventojai kiekvieną mėnesį ir prievolė yra pagal vyriausybės berods nutarimą. Privalomai rinkti. Kitas niuansas eina civilinio kodekso pakeitimas, kuris leis tuos pinigus naudoti atnaujinimo, modernizavimo darbam ir projekto parengimui. Tai reiškia, kad dalį lėšų, kurias, ta prasme, iki šiol negalėjot, jūs tas lėšas sukauptas galėsit panaudoti, ta prasme, ir prisidėti prie renovacijos gyventojų sprendimų. Tai aš kažkaip nematau čia nieko blogo. Tai labai gerai jūs sakot, kad gyventojų sprendimu, tai jeigu kaip pavyzdys, aš pasiprašau 50%, tarkim, mane kažką falę sumą į sąskaitą, jinai įkrenta, man gyventojas pamato, kad ten toj pinigai, Evaldai, jūs gal galite atskirti vieną dalyką, čia ne gyventojų yra sunešti pinigai, čia yra valstybės numatyta pervesta suma, kur yra tikslinė, ir aiškiai numatyta, kam jinai yra skiriama. Tai nėra gyventojų sukaupta pinigų suma, kurie kiekvieną mėnesį pervediniai atitinkamą sąskaitą. Šita sąskaita yra panaudota, todėl tai jūs lygiai taip pat galėtumėt paprieštarauti, kai mes įmokas rinkdavo, kaip ten būdavo, kad irgi bendro naudojimo sąskaitą ir tada projekto administratorius įskirstydavo ir ten perduodavo ir nuskaityto bankas už kredito ten tas įmokas.
Lygiai ta pati situacija. Ne, čia yra tiesiog specialiai pinigų suma skirta atitinkamam dalykui ir tai nėra gyventojų kaupiamos lėšos. Dar kartą pasikartosiu. Sprendimų šiuo atveju nereikia. Sprendimas yra pirmas pagrindinis atliktas, kai gyventojai nusprendė tvirtinti investicijų planą ir jie važiuoja su projektu į įgyvendinimą. Jų pagrindas tas Bet Giedrė, aš nelabai suprantu, mes turim vieną puodą, į tą patį puodą jūs norite krauti ir vienas pinigų lėšas ir kitas. Nu, galbūt aš klystu, aš susilaikysiu, pasikonsultuosiu su savo. Žinot, aš jums pasakysiu, tai buvo sprendžiama dar atskira sąskaita, bet atskira sąskaita tai reiškia ir atitinkama mokėjimų už jos išlaikymą. Tai visų pirma, nežinau, ar tai būtų gerai, o jeigu jūs manot, kad tai turėtų būti į projekto administravimo sąskaitą pervesta, ne visais atvejais sutikčiau. Nes nei vienas iš jūsų nelaiduotų už tos gaunamus pinigus. Gal sugrįžkim prie klausimų, kadangi šita sąskaita, 13 kvietime teisės akte keitimų nėra numatyta ir bus taip, kaip suplanuota dabar, tai diskusija gerai. Išgirdom matymą, einam prie kitų klausimų kol kas. Vilma, dar jūsų ranka galbūt, nežinau, iš tą pačią ar... Gerai, kol kas negirdim, tai gal aš prie klausimų. Matau, kad yra dėl teleskopinių rampų pastaba iš Gabrielės, galbūt dabar neskaitysiu, tik tai pastebėsiu, žinokit, teleskopinės rampos niekada nebuvo leidžiamos programos apimtyje ir iki šiol nėra leidžiamos. Tai jeigu pas jūs kažkurio metu, tai yra projektuotojai suprojektuoja tokį sprendinį, jūs kaip administratorius turėtume tokį sprendinį keisti. Tai nėra leidžiama programos apimtyje, nebent tokį suprojektuotą, sakant, priemonę nori patys gyventojai įsirengti ir apsimokėti ne kredito lėšomis. Tai šitas tikrai yra komunikuota, tai problema šiaip yra tik tais pas keletą, tai tikimės, kad jinai su laiku išnyks. Tai tikrai šitas niekas neplanuojama keisti ir teleskopinių rampų mes programos apimtyje nekompensavom ir nekompensuosime. Tai yra įrengimas, o ne priemonė. Taip, gal čia Aušra galim paminėti planuojamą pakeitimą programos priemonių, kitų priemonių apimtyje. Čia tikrai galima, bet vis dėlto ir pakeitimą padarius, tai bus įrenginys. Tai nėra namo, kaip sakant, atnaujinimo priemonė. Mes tikrai, tai va čia galbūt irgi, kad neklaidinti, tai šitą vis dėlto nebus galima ir ateityje. Tiesiog paminėjimui tai bus pasikeitimų su pačiom priemonių apimtimis. Tai prie kitų priemonių bus galima gana laisvai pasirinkti priemonės, kurios yra reikalingos namui. Atsiras eilutė tiesiog kitos priemonės, kurios yra namui. Ir agentūra savo ruoštų žiūrės tik tais, kad nebūtų viršijama 20% nuo bendros vertės kitos priemonės. Tai tikrai galėsit tas priemonės rinktis laisviau. Bet teleskopinės rampos vis dėlto bus netinkama, nes, kaip ir sakiau, tai įrenginys, ne priemonės. Tai toliau fiksuoto įkainio paramos lėšos, tai čia dėl kaupimo jau analizavomės. Ar yra tikimybė, kad 14 kvietime gali būti pasiūlyta papildoma parama liftų keitimai? Papildomos paramos atskirai nėra, tai sąlygos kol kas dar dėliojamos. Patys liftai jie yra galimi keisti jau ir dabar, ta priemonė yra. Tai priemonę galėsit ir toliau rinktis, atitinkamai, kaip ir sakiau, priemonių šiaip sąrašas bus laisvesnis, tai bus galimybė netgi ir įsirenginėti liftus, jeigu tai nebus viršijama 20%. Dėl mokymų tai pasižymėjau Evaldo mintį, tai pasižiūrėsim ir pabandysim atliepti einamaisiais metais. Ar bus praplėstas? Taip, kaip ir sakiau, šiuo metu yra iš tikrųjų nagrinėjamas ir energinio efektyvumo priemonių sąrašas ir galimas jau praplėtimas ir kitų priemonių atlaisvinimas. Susidurime su, čia ko gero, lauko kabeliu į pastatą, kuris priklauso ESO. Kęstuti, gal čia problemą apibrėžkite, nes vieno sakinio turbūt neužteks. Čia aš matau yra tęsinys pagal ESO sąlygas, reikia jį pravesti po žeme, ar nebus kompensuojama priemonė. Čia esmė, kad ESO nuosavybė, aš taip suprantu, gal virš žeminis yra, reikia po žeminį padaryti.
Matau kelią ranką, tai turbūt čia išplėsti norėtumėt. Taip, Kęstuti. Sveiki, susidurėm su problema, kad lauko kabelių ateina įvadas į pastatą, kuris priklauso ESO. Pagal ribų aktą spintoj riba yra. Ir rengiant projektą, ESO išduoda sąlygas, kad šitą kabelį reikia pakeisti po žeme. Ir gaunasi atskiras projektas, kuris dabar investicijų plane, mes ir kitą projektą tokį turim, ir tai yra išbraukiama priemonė. Ji gula gyventojams tiesiai ant pečių. Nežinau, ar mes čia galim kažką pakeisti, nes aš kaip suprantu, tas vis tiek kabelis ne gyventojų nuosavybė ir tai yra iki namo visas šitas reikalas. Tai vis dėlto čia reiktų su ESO ieškoti sprendinių, bet programos apimtyje taip gan griežtai pasakius ne. Tai nežinau, ar čia šitą klausimą galim pasikelt. Mes su ESO planavom tiktis ir rinktis projektus, kurie susiduria su problemom, pasidaryti tokį apsitarimą, tai manau, kad paimsim ir šitą. Gerai, okei. Bet dar pasiklausim jūsų visų dar atskirai prieš susitikimą, kokios problemos, ką galėtume išsikelti, ieškoti atsakymų. Tai irgi nunešim šitą, bet iš mūsų programos taip. Bet žiūrėsim, ką galim padaryti. Girdėjome, kad planuojami vieno langelio informaciniai centrai. Kas tai ir kam jie skirti? Tai taip, planuojami tie vadinamieji konsultaciniai centrai. Jie atsiranda visose 10 miestų, ten, kur iš tikrųjų yra ir dabar veikiantis AFA centrai, tik jie, sakykime, bus išplėsti ir bus paskirti konsultantai visiems pastatų klausimams. Tai funkcijų jie turės tikrai daug daugiau. Pagalbos tikrai turėtų atsirasti didesnės, bet galbūt labai plačiai dar nenorėčiau, kol nėra sudėliota. Tai nežinau, kiek galima dabar pasidalinti. Bet taip, informaciniai centrai atsiras. Kristinos pastaba, kad šiuo metu iškaupiamųjų lėšų sąskaitų lėšas galima pervesti tik finansuojančiam bankui. Pervesti kitas lėšas į kitą sąskaitą nėra galimybės. Neteko su tokiu apribojimu susidurti, tai man reikėtų pasidomėti. Nežinau, ar tikrai yra. Ar čia tiesiog yra numatyta, ta prasme, tų kaupiamų lėšų sąskaito, kai atidarot, kad negalima pervesti niekur? Kažkaip keistai atrodo. Man šiaip gal tikrai patikslinkite, jeigu kažkokiu apribojimu turit, nes mes apie tokius bent jau neteko kol kas girdėti. Gerai, Ugnė, matau, patvirtina dėl kabelių, kad yra matyti aktuali problema. Aš pasižymėjau, bet atsakymo greito čia kažkokio tikrai negalim pasakyti. Ramūnai, jūsų ranka. Aš dar grumuliuoju ten tas naujienas apie naują įkvietimą ir dabar tiesiog noriu garsiai dar pasiklausti. Tai dabar labai pažangus miestai gaus 15% paramos. Ramūnai, planuojama, kad nebūtų, žinot, išėjo žvirbis, planuojama. Gerai. Ir dabar gausi 5% už kažkokias mitinės architektūrinės sąlygas, tai aš dar nežinau, ar Kaunas jas turi, tai ten bus įdomu sužinoti. Ir dabar iš tų tikresnių dalykų 5% už šilumos punktą ir šildymo sistemą. Tai kadangi ta mažoji renovacija, šitas nesusipratimas Lietuvoje dar niekaip neatšauktas, tai ar jūs skaičiavot, ar vertinot, ar nebus namams, kaip pasakyti, noro turėti 2 projektus ir šildymo sistemą tvarkytis per mažą renovaciją, o visą likusią namo dalį, nes paskutinį kartą, kai skaičiavom, ar jūs skaičiavot, atsiprašau, tai ten tas procentas buvo kur kas rimtesnis. Negalės, Ramūnai, mažoji, jeigu ir išeis, tai išeis labai su daug apribojimų, nežinau, pavyzdžiui, renovuotiem daugiabučiam, kurie turi nepakeistus šilumos punktus ir panašiai. Ir dar nepamirškim, šalia to ateina dalinė renovacija, kurioje taip pat bus galima šildymo sistemos punktus keisti, pavyzdžiui, stogas ir šildymo sistema bus galima tokia dalinė renovacija. Tai tikrai ne, tokio bajerio, atsiprašau už tokį negražų žodį, daryti, eiti į didžiąją ir punktą tik tai iš mažosios, tai taip daryti nebus galima. Nes ta
etapinė renovacija, nu tai mes jau, kaip pasakyti, turim patirties ten, kai vienais metais langus deda, kitais stogą, o paskui ten, kaip pasakyti, namas su 9 auklėm, kokybės nėra, nieks už galutinį rezultatą neatsako ir aš suprantu, kad čia yra Europos direktyvos reikalavimas šaliai ten kažkaip tą direktyvą įgyvendinti, bet tas įgyvenimo mechanizmas, nu, jis gal ten vis tiek kažkaip ten bus subalansuotas Lietuvos sąlygom. Nes prasme, kad dabar nebelieka ten to pliuso už A klasę, tai ten, nu, bent jau man tai nusivylimas, nes jau baigiam įsivažiuoti mes čia Kaune su ta klase, suskaičiavę, kiek gauni paramos, kiek gali išlošti ir už šilumą, ir už tą tiesioginę paramą, ir ten kažkaip viskas stojasi į savo vietas. Dabar suprantu, kad ten vėl viskas atšaukiama. Ir čia valstybės tikslas, kaip pasakyti, prastinti renovacijos kokybę, nu, šiaip įdomiai skamba ir, nu, keista ir tiek. Kokybės neprastinkim, A klasę siekti galima, aišku, gaila, Nu, bet tai su tais pačiais procentais, ką prikalbinsim tenai daryti namą brangesnę. 15 procentų plus truputis, plus čia ten net 18 procentų matau, kad nesugraibysim namą. Žinokit, pasiėmėm pirmuosius, kiek ten 20 namų, kurie jau nupirko 13 kvietimo ir pasižiūrėjom, nu, pavertėm ten tą įkainį plotą, pasidauginom, kiek procentiškai jie gauna paramos. Tai iki pirkimų vidutiniškai buvo apie 18 procentų, po pirkimų 24. Įvairių namų yra tokių, kurie gauna 16 procentų, tarkim, ankstesnės subsidijos, yra tokių, kurie 30 gauna. Labai priklauso situacija. Su to fiksuoto įkainiu čia toks jo biški žaidimas gaunasi. Bet bent jau signalas buvo rinkai, kad jeigu padarysi geriau namą, gausi daugiau valstybės paramos, o dabar to nebeliks, aš kaip girdžiu. Gaila ir tiek. Nu, bazė ir tada tie visi pliusai. Lauksim Liepos mėnesio. Tikrųjų žaidimo taisyklių ir mokysimės dar kartelį renovuotis namus. Manau, puikiai sekasi, išmoksim ir toliau. Matau, kadangi yra klausimas dėl 14 kvietimo ir administravimo, vis dėlto aš čia gal sustabdysiu, mes pasidalinom bendrais principais. Kadangi 14 kvietimas dar nepaleistas, sąlygos tikrai nėra iki galo sudėliotos ir aiškios, tai su 14 kvietimo pristatymu ir detalesniu jau išaiškinimu, kai jis bus sudėliotas, grįšim atskirai. Tai vat pasidarysim, ko gero, vėl tokį patį susitikimą, tik jau tema ne 13, o 14 kvietimo sąlygoms. Tai kol kas tikrai negalim išsiplėsti iki smulkesnių dalykų, nes jie dar nėra iki galo aiškus. Bet jeigu labai grubiai, tai principas už administravimo išlaidas tikrai kardinaliai nesikeis nuo 13. Taip grubiai kalbant. Išliks tas geresnė padėtis. Dar galbūt turit klausimų, kol esam visi susirinkę, tai galėtume tą laiką išnaudoti. Dar šiek tiek jo yra likę. Tai jeigu turit abejonių klausimų, dar galite pasidalinti. Druskininkai, matau administratorę, tai prašom, Alda. Labą dieną visiems. Norėčiau paklausti dėl refinansavimo. Kai buvo pasirašomos sutartys su finansuotojais ir Šiaulių bankas buvo pasirinktas ir jo palūkanos buvo 3 procentai 5 metus ir toliau didėjančios. O dabar yra Iltė parinkta ir teikia 3 procentų fiksuotas palūkanas. Kaip išspręsti šitą klausimą, kad gyventojams tos sutartys galėtų būti perdarytos ir fiksuotos? Tai žinokit, mes tai atsakymo tikrai neturim, bet esam girdėję, kad ar tai Alytaus ar Druskininkų regione kažkur tai kyla tokių idėjų dėl refinansavimo ir aš nuoširdžiai tai pati labai laukiau ir tikėjausi, kad sėkmingai pasiseks ir gal jau turit kažkokio įdirbio ir patirties, nes po tų 5 metų, kada baigėsi paramos laikotarpis palūkanom, tai tikriausiai kodėl ne, tikrai galima tą daryti, nes jau ateina rinkos kainos į žaidimo aikštelę. Tai gal jūs bandėte, kreipėtės į kokį banką, mes tikrai nuoširdžiai neturim patirties šitame.
Bet tai mes tai galvojam kreiptis į Šiaulių banką, kad pakeistų sąlygas, bet aš suprantu tai taip, kad šis bankas yra atrenkas konkurso tvarka pagal kvietimą ir jis yra pateikęs jums, tokias sąlygas, kad į kvietimą, kuriam jūs įrašėt. Ir dabar kažką pakeisti, kažin ar užteks mūsų prašymo, ar reikia jūsų įsikišimo į šitą reikalą. Nežinau, bankas tai buvo atrinktas iš specialaus komiteto, taip, bet tai buvo 5 metų laikotarpis, kada mes jam kompensuojam palūkanas. Galim sutarti, mes turim periodinius susitikimus su Šiaulių banku, galim pasiklausti ir tada pargrįžti per bendrą mūsų susirašinėjimą su visais apie tai. Bet galvoju, kodėl būtent į Šiaulių banką kreiptis dėl refinansavimo, apie kitą banką nebuvo galvota. Pabandyti, nes Šiaulių bankas gali būti suinteresuotas jūsų kažkur neišleisti, ar ne? Suprantat, yra dėl ko aš galvoju, kad būtinai reiktų pirmiausia padraugauti su Šiaulių banku dėl to, kad dalis projektų dalinai yra įgyvendinama jau. Projektai yra įgyvendinti po 30, 40%, 80%. Dėl to galbūt atkreiptų dėmesį į šiandieninę situaciją Šiaulių bankas. Ne, žinokit, Vladze, ne iš karto. Tuos 5 metus, tai jeigu jūs kalbat 30-40%, tai vadinasi vyksta ranga dabar, ar ne? Taip. Vyksta ranga ir už palūkanas tuos 5 metus iš valstybės dengia bankui virš tų 3% visą dalį. Tai šitame etape tikrai nieko jie net nesvarstys, tai jie iš to uždirba didžiulius pinigus. Ne, čia galim kalbėti tik apie tą laiką po 5 metų, kada jau ateina į rinkos palūkanos. Tai galima ir kalbėti po 5 metų, po to laikotarpio, be abejo. Bet Šiaulių bankas tikrai, nes ką jie gali sumažinti, ką reiškia, paždėrėjimasis dėl geresnių sąlygų, tarkim, paimkim patį kreditą būto įsigijimui, tai ką tu gali geriausiu atveju daryti, tai tu gali sumažinti fiksuotas palūkanas. Kaip suprantu, Šiaulių banko fiksuotos palūkanos yra 3% plus 6 mėnesių euriborai. Tai ką reiškia, kad jūs bendrai per tą, taip grubiai imant, jūs turit bendrą palūkanų dydį apie 5% po 5 metų, priklausomai nuo euriboro, dabar žiūrint situaciją. Kiek aš peržiūrėjau bendrai, man kai Gintarė pasakė, aš pabandžiau pasižiūrėti bankai, ką siūlo remonto paslaugom, ta prasme, kokias sąlygas, be 7%, mažiau 7% jūs tikrai negausite. Kitas yra niuansas, kad bankas vertins, kas ima kreditą ir manau, kad jie neturi, nors reikėtų pasiklausinėti, bet jie tiesiog neturi tokio produkto, kad pats administratorius pasirašo sutartį ir jeigu jūs jau refinansuotumėtės, gali būti taip, kad pakabintų ant kiekvieno savininko tą kredito dalį ir būtų daug kreditėlių. Tokia nesąmoninga situacija. Kitas niuansas, kai jau pereitumėte į kitą banką, pavertinkit kitą niuansą, kad tos skolos neatidavimas būtų nukreiptas į butą, į jūsų turtą nekilnojamą, o šiuo atveju per mūsų programą, kai eina projektai į išieškojimą į butą, ta prasme, tu negali nukreipti. Tai yra visokių niuansų. Gal ir pasidarytumėt 1%, 2% ar kažkiek ten pigiau, bet kaip tuos kreditėlius įskaidytų kiekvienam gyventojui, ta kredito suma tenkanti gyventojui taptų maža. Ir palūkanos tikrai nesumažėtų, nes kuo didesnė paskola, tuo mažesnės palūkanos fiksuotos, jeigu taip žiūrėt banko logiką. Tai žinokit, labai gerai įsivertinti. Pirmą apklausą reikėtų pasidaryti. Aš tai siūlau pasidaryti, kaip ir sakėme, mes turim kas savaitinius, mes tą klausimą bankų užduoti galime ir pasižiūrėti jų matymą ir tiesiog sugrįžti, kadangi čia Druskininkuose keliamas klausimas, tai pirmiausia pas jus ir tiesiog pasakyti jų nuomonę. Apašiai po 5 metų tuose procesuose jau nebedalyvauja. Tai čia irgi toksai kaip ir tiesiog pasikalbėjimo būdu galėtume pagelbėti. Dar matau, kad yra pokalbiuose, kodėl AFA negali visada pasirinkti Iltės kaip finansuotoją, o ne komercinį banką, kad
kad būtų parinktas. APA nesirenka finansuotojų. Nesirenkama APA finansuotojo, yra sudaromas specialus priežiūros komitetas iš Finansų ministerijos, Aplinkos ministerijos, kitų atsakingų institucijų vykdomos, yra tos pačios kaip viešų pirkimų procedūros, taip ir banko atrankos procedūros ir čia yra sudėtingi finansiniai mechanizmai, kuriuose APVA nedalyvauja, o administruoja jau gavusi nurodymą, kas yra atrinktas kaip lengvatinio kredito teikėjas kiekviename žaidime. Tai galėtume, tai tikrai parinktume. Taip, kas ten toliau žiūrėti, nežinau. Paskutinį klausimą matau, kad dėl mažo daugiabučio medinio namo, kad buvo 8 etape, nenupirko rangos darbų, indeksavosi, perėjo į 12, tačiau vis tiek nepavyksta nupirkti ir panašu, kad čia projektas stoja. Tai dėja šitoje situacijoje taip, klausimas, ar turės grąžinti už projekto parengimo lėšas, tai teisės aktai galioja visiems. Tai jeigu projektas nėra įgyvendinamas, taip, lėšos turės būti grąžinamos. Bet dėl kaimiškų vietovių, tai dar kartelį primename, kad ateina dalinės renovacijos kvietimas būtent mažiesiems daugiabučiams, medinukams, kaimiškoms vietovėms, kur yra tikrai per brangi renovacija pilna, tai pasirenkant 2 priemonės, nežinau, ten stogas ir langai ar panašiai, pasidaryti bent kažkokius taupimo darbus. Ateina šitą priemonę. Tuo tikslu. Matau dar rankas. Ramūnai, jūsų pirma. Ir dar tokie klausimėlį turiu. Jeigu gerai nugirdau, tai šito kvietimo, tai 160 milijonų jau iškabintas ir minėjot, kad dabar namai bus dedami kažkokią rezervinį sąrašą. Tai kadangi turiu šviežiai prabalsavusi namą, jeigu šią savaitę paraišką pateikiu, tai kada galima tikėtis valstybės paramos sutarties? Tai po balandžio 1 susitvarkom su rezerviniais sąrašais ir tada galėsim pasakyti. Bet būtinai teikit, laukiame visų. Bet tai preliminariai, mėnesį, 2-3 iki rudens, čia kiek tas gali užtrukti? Iki mėnesio 2. Ačiū. Aš dar greitai lendu pasitikrinti, mes turime įvertintų paraiškų, tai jeigu dabar jau šiai dienai virš 500 paraiškų gauta, tai įvertintų turim beveik 400, tai tas tempas nestoja, tai dar 100 yra su biškučių vertinimo procese, tai manau, kad mes tikrai vertinsim. Uždarius kvietimą apie mėnesį laiko bandysim sutvarkyti visas, sudėlioti sąrašus ir pasižiūrėti, būna atveju, kai nepasirašomos sutartis, kad tas sąrašas būtų kuo grynesnis. Tai manau, kad viskas čia pakankamai sparčiai vyks. Vaidai, jūsų. Taip, sveiki visi. Aš nuo APVOS pusės truputį norėčiau įnešti tokios info, kurios mes APVOje sulaukiam ir ką galėčiau paakcentuoti. Taigi sulaukiam daugiau vis gyventojų užklausų, skundų, klausimų, kurios automatu kelia investicijų planų patikrų skaičių ir su jomis susijusiamis. Nuo jo susijusios atitinkamai aukštos kainos yra tų investicijų planų. Natūralu, kad gyventojų daug užklausų yra ir mes turim jau inicijuoti ir turim tikrinti investicijų planus. Tai ką galima pastebėti, kokios yra pagrindinės klaidos, momentai, niuansai, ką aš čia greičiau pabandžiau surinkti, kad tai yra visų pirma fasadinių sienų plotai, tai yra jų kiekiai. Matyti, kaip į fasadinių sienų plotus, į tą patį šilumos perdavimo koeficientą ir į tą pačią eilutę fasadinės, ten vėdinamas fasadas yra sukraunamas ir šiltinimas nešildomų stiklintų balkonų viduje. Projektai turėtų būti vertinami per naudos ir kaštų perspektyvą. Ir kai, pavyzdžiui, dabar nurodo investicijų planų rengėjai, kad stiklintų balkonų viduje
U vertė, šilumos perdavimo koeficiento vertė nurodo 0,16 ar 0,18. Ar tai būtų B klasė, ar tai būtų A klasė, tai logikos yra mažai, šiltinimo storis didėja šiltinimo sluoksnis, automatu natūraliai kyla klausimas, ar tikrai gyventojas norės į balkoną įsidėti 20 ar 25 cm šiltinimo medžiagos su visa apdaila. Tai būkim atidūs ir tokių dalykų nedarykim, išskirkim, kur yra balkoninės atitvaros, kur yra fasadinės atitvaros. Taip pat rūsio perdanga. Rūsio perdangos šiltinimo nurodo STR-nes vertės 0,18, 0,22. Nepamirškim, kad šitos vertės STR yra nurodytos norminiams savitiesiams šilumos nuostoliams skaičiuoti, kuomet yra šitie norminiai nuostoliai yra lyginami su viso pastato šiluminiais nuostoliais. Ir tai yra tik tai neprojektavimui skirti skaičiai. Mes turim remtis sveikos logikos, optimizuojant šiltinimo sluoksnių storius ir parenkamų medžiagų šilumos perdavimo koeficientus. Taip pat balkonų plokščių šiltinimas iš visų pusių. Reikėtų teisingai įvertinti poreikį ir kiekį. Gal optimaliau yra vertinti apatinio aukšto balkonų plokščių šiltinimą, balkonų stogelių šiltinimą, atitvarų šiltinimą. Kas čia nutinka su šita priemonė? Tai yra, į kosmosus iššauna kiekiai balkono plokštė iš visų pusių apsiūti šiltinimo medžiaga ir atitinkamai įrengti grindis. Ar tikrai tokia yra optimali priemonė pastatui siekiant atitinkamos energinės klasės ir atitinkamų sutaupymų? Taip pat pastabose galėtų būti rekomenduojama nurodyti, išvardyti atitinkamus kiekius, kurių suma turėtų sutapti su komplekto bendra suma. Kaip dabar ir paminėjau, fasadinių sienų plotai 2,5 tūkstančio kvadratinių metrų ir gyventojas atsirinks, už ką jisai moka, suma 500 000 pinigų ir viskas po ją paslėpta. Taip nebus. Išdetalizuokim, kiek yra vis dėlto balkoninių atitvarų, kiek yra angokraščių ir panašiai. Kuo daugiau skaidrumo jūs įnešit, tuo bus lengvesni mūsų patikrinimai ir tuo mažiau klausimų turėsit iš gyventojų. Kainos, kaip sakau, kelia į paviršių gyventojų užklausas ir mes jau, jūs pykstat, kad jums neatsakinėjom raštų, mes gyventojų skundus jau turim atsimėtyti, kurių vis daugėja ir daugėja dėl didelių kainų. Kondicionieriai, dar sulaukiam klausimų, kodėl nėra kondicionierių pasirinkime. Tai yra šilumos siurbliai oras, paskaitos neskaitysiu, bet jie gali būti parenkami tiek šildymui, tiek vėsinimo funkcijoms atlikti. Tai jeigu tai yra reikalinga šildymui, tai prie šildymo. Jeigu tai yra vėsinimui reikalingi, tai taip pat jie yra oras sistemos, taip vadinamos vėsinimui skirtos kondicionieriai. Taip pat norėčiau užakcentuoti, kad mes vis dėlto pasiliekam teisę įrengėjo paprašyti menamo projektinio sertifikato su jam priklausančiais priedais, kurio duomenys turi sutapti su paraiškoje esančiais duomenim. Tai tokie pirminiai mano pastebėjimai. Jeigu juos atsižvelgsit, tai tikrai mums visiems bus paprasčiau nuo to ir bus tikrai mažiau grąžinimų, investicijų planų tikrinimo ir panašiai. Ačiū. Ačiū Vaidai už pastebėjimus. Tai gal turbūt čia ir pabaigsim. Kaip ir minėjo Kristina, įrašų pasidalinsim. Tai tikrai ačiū, kurie prisijungė, kurie dalyvavo, uždavė klausimus ir tikimės, kad buvo naudinga šitas laikas. Tai